Gimusi galingiausioje Amerikos dinastijoje, Cornelia Vanderbilt buvo viena turtingiausių pasaulio moterų ir iš jos buvo tikimasi tam tikro gyvenimo būdo. Kurį laiką ji taip ir gyveno, bet tada, 1930-aisiais, persikėlė į Europą, išsiskyrė su vyru, nusidažė plaukus rožinę spalvą ir susikūrė naują tapatybę kitu vardu. Šie veiksmai šokiravo Amerikos aukštuomenę, tad kodėl ji taip pasielgė ir kas jai nutiko? Cornelia Stuyvesant Vanderbilt gimė Biltmoro dvare Šiaurės Karolinoje 1900 m. rugpjūčio 22 d. Beveik visas jos gyvenimas buvo suformuotas šeimos kilmės. Jos tėvas buvo iškilmingai pavadintas Džordžas Vašingtonas Vanderbiltas II. Nors jo vardas galėtų manyti, kad jis yra pirmojo Jungtinių valstijų prezidento palikuonis, iš tikrųjų Džordžas buvo Viljamo Henrio Vanderbilto sūnus. Viljamas Henris buvo Kornelijaus Vanderbilto, dar žinomo XIX amžiaus Amerikoje kaip komodoras sūnus. Kornelijus per ilgą gyvenimą sukaupė didžiulį turtą prieš savo mirtį. 1877 metais iš pradžių jis monopolizavo laivybą 3 valstijų regione ir palei JAV rytinę pakrantę garlaivių bumo laikotarpiu tarp 1830 ir 1850, o vėliau diversifikavo savo veiklą į geležinkelius. Kornelija niekada nepažinojo savo prosenelio ar senelio. Viljamas Henris mirė 1885 metais, palikdamas didžiulį turtą – $200 milijonų, kas šiandien būtų 10 milijardų. Nors didžioji dalis jo turto atiteko 2 vyresniems Kornelijos dėdėms, jos tėvas pats paveldėjo kelis milijonus ir bėgant metams gavo dar daugiau pinigų, kai mirė giminaičiai ir subrendo patikėjimo fondai. Todėl Kornelija gimė beprotiškai turtingoje šeimoje ir vėliau galėjo gyventi taip, kaip tik panorėjusi. Jos motina buvo Edita Stuyvesant Gerry, kilusi žinomos rytų pakrantės politinės šeimos. Ji ištekėjo už Kornelijos tėvo 1898 metais. Kornelija buvo jų vienturtė, todėl ateityje ji turėjo paveldėti visą jų turtą, taip pat milžiniškus namus ir dvarą, kuriuos Džordžas pastatė Biltmore. Prieš gilindamiesi į ekscentrišką Kornelijos gyvenimą, grįžkime atgal ir pažvelkime į patį Biltmoro dvarą. Kornelijos tėvas pastatė šiuos namus dar prieš vedant Editą. Jį į kaimišką Šiaurės Karoliną atviliojo jo motina. Po to, kai jos vyras Viljamas Henris mirė 1885 metais, ji pradėjo daugiau laiko leisti toli nuo Niujorko, o Šiaurės Karolina tuo metu buvo populiari vieta niujorkiečiams, norintiems pabėgti nuo Manhatano šurmulio. Džordžui patiko Šiaurės Karolina ir kai jis sulaukė maždaug 25, nusprendė čia nusipirkti didelį dvarą, kad galėtų pasistatyti savo namą. Jis taip pat norėjo prilygti savo broliams, kurie buvo pasistatę didelius namus Niujorke ir Rodo saloje. Darbai Biltmoro dvare prasidėjo 1880 pabaigoje, kai Džordžas buvo nupirkęs 125 000 akrų žemės. Jį suprojektavo žymus XIX amžiaus architektas Richardas Morrisas Huntas, o statybų metu buvo įdarbinta apie 1000 darbininkų. Dvaras buvo statomas prancūziško renesanso pilies stiliumi. Jo architektūra buvo įkvėpta kelių Prancūzijos Luaro slėnio renesanso pilių, ypač Blois pilies, istorinio centrinės Prancūzijos dvaro, kuris kadaise buvo Blois grafų ir kelių Prancūzijos karalių rezidencija. Namas buvo 4 aukštų su rūsiu ir pusrūsiu. Biltmoro name buvo maždaug 250 kambarių, įskaitant 35 miegamuosius, daugiau nei 40 vonios kambarių, personalo patalpas 10 darbuotojų, pokylių salę, muzikos kambarį, biblioteką su 10 000 knygų, milžiniškas virtuves ir skalbyklas, biliardo kambarį žaisti pūlą ir net baseiną, neįprasta ypatybė XIX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje. Jis buvo baigtas 1895 metais ir pavadintas De Bilto vardu, tai miestelis Nyderlanduose, iš kurio kilusi Vanderbiltų šeima. Šiuose milžiniškose namuose Kornelija augo kaip vienturtė ir kai tik išeidavo pro jų duris, galėdavo klaidžioti myles, neišeidama iš didžiulės valdos. Tada kaip ir dabar tai buvo didžiausias privatus namas Jungtinėse valstijose. Nepaisant viso savo didingumo, vaikui tai buvo neįprasta vieta augti. Jokių brolių ar seserų, mažai bendramžių, o kasdienį gyvenimą formavo nuolatinis dėmesingų suaugusiųjų ir namų personalo buvimas,
Tokia vaikystė neišvengiamai paliko savo pėdsaką. Ir tikrai paliko savo pėdsaką, nes Kornelija vėlesniais metais tapo gana ekscentriška ir apleido savo vaikystės dvarą, kaip netrukus pamatysime. Kornelija užaugo Biltmoro dvare ir ankstyvaisiais metais ten buvo mokoma privačiai. Ji buvo vienturtė, tačiau ją supo personalas ir svečiai, o vasarą ir per šventes dvarą lankydavo kiti didesnės Vanderbiltų dinastijos nariai. Paauglystėje ji pradėjo lankyti Madeiros mokyklą. Tai buvo elitinė, privati parengiamoji ir internatinė mergaičių mokykla Virdžinijoje, įkurta prieš keletą metų. Ten ji susipažino su platesniu bendramžių merginų ratu, nors net ir tada Kornelija jau buvo žinoma kaip šiek tiek ekscentriška. Kornelija ir jos tėvai. 1912 metais vos išvengė nelaimės. Jie atostogavo Anglijoje ir turėjo grįžti namo legendiniu Titaniku, tariamai nenuskendžiamu laivu, kuris nuskendo savo pirmojoje kelionėje į Niujorką. Tačiau Kornelijos tėvas nusprendė užsakyti bilietus į kitą laivą ir jie namo išvyko savaitę anksčiau. Tikėtina, kad jis taip pasielgė dėl planuoto angliakasių streiko, kuris, kai buvo baiminamasi, galėjo palikti Titaniką ir kitus transatlantinius garlaivius uoste kelioms savaitėms. Jei jis nebūtų pakeitęs jų planų, Kornelija ir jos tėvai galėjo tapti 3 garsiausios jūrų katastrofos istorijoje aukomis. Džordžas Vašingtonas Vanderbiltas II vis dėlto gyveno ne ką ilgiau už Titaniko aukas. Kornelijos tėvas mirė 1914 m. kovą, būdamas 51 metų, dėl komplikacijų po apendicito operacijos, kurios metu susidarė kraujo krešulys plaučiuose. Džordžas paliko $50 milijonų vertės turtą, įskaitant Biltmorą. Didžioji dalis šio turto iš pradžių atiteko Editai, kuri 1920-aisiais vėl ištekėjo ir išsikraustė iš Biltmoro. Kornelija paauglystėje gaudavo išmoką, tačiau nuo 1921 metų jai buvo numatyta kasmet gauti po $2 milijonus ir taip pat perimti Biltmorą. Taigi, iki 1920 pradžios Kornelija buvo pasirengusi pakilti tarp turtingiausių pasaulio moterų. Jos turtas išaugo iki tokio lygio, kokio nedaugelis jos amžininkų, tiek vyrų, tiek moterų, galėjo prilygti. Kornelija po studijų Madeira mokykloje apie metus lankė Šiaurės Karolinos universitetą, nors ten taip ir nebaigė studijų. 1920 pradžioje jis susipažino ir vėliau ištekėjo už savo pirmojo vyro, kuris buvo 10 metų vyresnis už ją. Jonas Francis Amherstas Cecilas buvo kilęs iš vienos gerbiamiausių Anglijos politinių ir aristokratinių šeimų. Jis dirbo pirmuoju sekretoriumi Didžiosios Britanijos ambasadoje Vašingtone 1920 viduryje. Ir būtent dėl to jis susipažino su Kornelija ir vedė ją 1924 metų balandį. Jų vestuvės vyko Biltmore rūmuose ir buvo didinga šventė, kurioje dalyvavo tūkstančiai svečių ir personalo. Tuo metu Kornelijai buvo 23, o Džonui 33. Po metų ir šiek tiek daugiau, kai Kornelijai sukako 25, ji gavo visą savo paveldą iš tėvo. Tai buvo $5 milijonai, kas šiandien būtų beveik $100 milijonų. Iki šio momento Kornelijos gyvenimas buvo būtent toks, kokio ir buvo galima tikėtis iš turtingos paveldėtojos. Ji gavo aukštąjį išsilavinimą, nors ir neįgijo diplomo. Ištekėjo už turtingo savo socialinės klasės vyro, užsiėmė įvairia labdaringa veikla ir netrukus tapo Biltmoro dvaro ponia. Vėliau jis su vyru susilaukė 2 sūnų – Džordžo ir Viljamo, gimusių 1925 ir 1928 metais. Pora gyveno patogų gyvenimą Biltmore, tačiau 1930 metais, Didžiosios depresijos metu, jie atvėrė dalį namo visuomeniai, kad gautų papildomų pajamų. Tai buvo precedento neturintis žingsnis, padėjęs užtikrinti didžiausių Amerikos namų ateitį, kurie vėliau buvo pripažinti nacionaliniu istoriniu paminklu. Tačiau vaikams pradėjus augti, Kornelijos ekscentriškas elgesys tapo dar akivaizdesnis. 1932 metais, kai jos sūnums buvo atitinkamai 7 ir 4 metai, Kornelija nusprendė, kad gyvenimas Biltmore dvare yra nuobodus ir jos nebetenkina. Todėl jis staiga išvyko į Niujorką ir pradėjo lankyti meno mokyklą ten. Tai buvo labai neįprastas žingsnis tuo metu. Yra teorija, kad Kornelija galėjo nuspręsti palikti Biltmorą, nes ją ten slėgė apvenimas. Ji pati kurį laiką valdė dvarą, 1920 pradžioje, tačiau po vedybų jos vyras perėmė Biltmoro valdymą ir tai paliko ją be veiklos dienos metu.
Kornelija neturėjo noro būti kuklia namų šeimininkė, nors ir turtinga, todėl nusprendė susikurti savarankišką gyvenimą Niujorke. Tačiau Kornelija Niujorke ilgai neužsibuvo. Praėjus keliems mėnesiams po atvykimo ten, ji išvyko į Europą ir apsigyveno Paryžiuje. Ji niekada nebegrįžo į Jungtines valstijas, net ir po motinos mirties. 1958 metais nevažiavo į jos laidotuves. Kornelija taip pat nusprendė, kad su vyru viskas baigta. Ji išsiskyrė su Ceciliu 1934 metais, netrukus po atvykimo į Europą. Keista, bet jis liko Biltmore dvare ir toliau valdė dvarą net ir po skyrybų su Kornelija. Dar labiau glumino tai, kad ji pasivadino Nilčia ir nusidažė plaukus rožinę spalvą. Tai atspindėjo jos stiprėjantį tikėjimą, numerologijos ir mistikos gale, o tiek plaukų spalva, tiek vardas buvo jos tariamos spalvinės auros atspindžiai. Vėliau ji nusidažė plaukus mėlynai, o jos drabužių pasirinkimai dažnai buvo ryškių spalvų, priklausomai nuo jos auros ir metų laiko. Tuo tarpu jos vaikai buvo mokomi Didžiojoje Britanijoje ir Šveicarijoje, todėl Kornelija juos reguliariai matydavo Europoje. Per atostogas jie grįždavo į Biltmorą pas savo tėvą, todėl gyveno abipus Atlanto. Abu jie tarnavo Didžiosios Britanijos karališkajame laivyne Antrojo pasaulinio karo metu. Tai buvo Kornelijos klajonių troškimo pasekmė. Kornelija tapo žinoma dėl sudėtingo meilės gyvenimo Europoje. Paryžiuje ji pradėjo santykius su šveicarų menininku Giu Bėru. Vėliau, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, ji persikėlė per Lamanšo sąsiaurį ir Didžioji Britanija tapo jos antraisiais namais. Jos du sūnūs vos išgyveno konfliktą. 1943 metais jie buvo išsiųsti iš neutralios Šveicarijos per Vichy Prancūziją ir neutralią Ispaniją į Portugaliją. Tokiu būdu jie galėjo sėsti į lėktuvą Lisabonoje ir nuskristi į Angliją pas savo motiną. Tačiau netikėtai juos iš skrydžio, kuriuo jie turėjo skristi, išstūmė aktorius Leslis Howardas, garsus dėl savo vaidmens filme Vėjo nublokšti. Būtent tas lėktuvas vėliau buvo numuštas nacių virš Biskajos įlankos. Žuvo visi buvę laive. Džordžas ir Viljamas vietoj to keliavo kitu lėktuvu ir saugiai pasiekė Angliją. Tai buvo stulbinantis likimo posūkis, primenantis Kornelijos pačios susidūrimą su nelaime, kai ji 1912 metais vos neįlipo į Titaniką. Dar kartą katastrofa vos per plauką aplenkė jo šeimą. Po karo ji 1949 metais ištekėjo už kapitono Vivian Francio Balklio Johnsono. Jis buvo apdovanotas karo didvyris už tarnybą Pirmajame pasaulinėme kare, vėliau sėkmingai dirbęs bankininkystės srityje Londone. Kornelijos antrosios vestuvės buvo visiškai kitokios nei pirmosios. Ji ir Vivianas susituokė civilinės metrikacijos biure Kensingtono rajone Londone. Per antrąją santuoką ji nusprendė vadintis Marija. Kodėl nėra visiškai aišku, nors kai kurie teigia, kad taip ji norėjo išlaikyti savo gyvenimą kuo privatesnį. Ši santuoka regis buvo laimingesnė nei pirmoji. Bent jau Kornelija Nilčia Marija nenuobodžiavo ir nepabėgo į kitą žemyną. Vietoj to ji liko šalia Viviano, abu buvo susituokę iki jo mirties 1968 metais, o tai tapo ilgiausiu ir ramiausiu skyriumi jos nepaprastai netradicinėme gyvenime. Kornelija ir Vivianas dalijo laiką tarp didelio namo Londone ir dvaro, kurį ji buvo nusipirkusi Cotswoldo regione Oksfordšire, vadinamo The Mount. Čia jie turėjo šiek tiek ekscentriškų kolekcionavimo įpročių, nors tokius pomėgius galėjo finansuoti tik Kornelijos milžiniškas turtas. Pavyzdžiui, namą puošė nuolat auganti istorinių kiniškų vazų kolekcija. Vėliau jos buvo padovanotos Viktorijos ir Alberto muziejui Londone. Po vyro mirties 1968 metais Kornelija pradėjo labiau domėtis nauja meno terapijos sąvoka. Ji susidraugavo su pagrindiniu šios naujos terapijos formos šalininku Edvardu Adamsonu. Vakarieniaudama su juo vieną vakarą Londone ji susipažino su Williamu Gotseriu. Ta vakarą jis buvo jų padavėjas ir buvo 26 metais jaunesnis už Korneliją. 1972 metais jie ištekėjo už jo, kai jai buvo 72, o jam 46. Jie kartu ramiai įsikūrė jos namuose, vadinamuose The Mount. Ši trečioji santuoka buvo jos paskutinė. Kornelija mirė po 3 su trupučiu metų. 1976 m. vasario 7 d. būdama 75 metų amžiaus.
Nors daugybė jos gausios Vanderbiltų giminės narių buvo palaidoti šeimos kriptoje Stateno saloje Amerikoje, Kornelija vėl sulaužė tradiciją. Po mirties Oksfordšyre ji buvo kremuota, o jos pelenai buvo palaidoti prie bažnyčios šalia jos namų. Praėjus keleriems metams po jos gerokai jaunesnio vyro Viljamo Gocerio mirties, 1984 metais jos palaikai buvo suimti su jo, padėti ant jo karsto ir palaidoti kartu Orknio salose Škotijoje. Ji iš esmės buvo atsisakiusi savo ryšių su Vanderbiltų šeima ir pasirinko gyventi privačiai antrąją savo gyvenimo pusę, tad tokia pabaiga buvo tinkama. Tačiau kodėl ji pasirinko gyventi tokiu būdu, iki šiol išlieka paslaptimi. Jos santuoka su Ceciliu, kuris mirė 1954 metais ir buvo palaidotas netoli Biltmoro, akivaizdžiai nebuvo laiminga, o ji turėjo pakankamai pinigų, kad galėtų visiškai nutraukti ryšių su tradicijomis ir siekti savo kelio. Kornelija gyveno keistą gyvenimą, tad visai dera, kad pastaraisiais metais apie ją iškilo neįprasta istorija. Patikėkite ar ne, dalis jos vestuvinio torto iki šiol yra eksponuojama Biltmoro dvare. Dabar galite paklausti, kaip po galais torto gabalėlis išsilaikė 100-metį ir tai būtų visiškai pagrįstas klausimas. Atsakymas yra tas, kad Kornelijos vestuvinis tortas, kai ji 1924 metais ištekėjo už Cecilio, buvo vaisinis pyragas. Jie turi nemažai alkoholio, pavyzdžiui viskio, kuris ilgainiui išsaugo pyragą. Iš tikrųjų, vidutinis vaisinis pyragas yra kepamas kelios savaitės prieš tai, kai jis turi būti suvalgytas. Gabaliukas pyrago buvo įdėtas į skardinę, kuri buvo pamiršta ir palikta skrynioje. Jis buvo rastas 2010 viduryje ir atrodė kaip sūris, bet jo nebuvo, o skirtingai nei dauguma maisto produktų, jis nesuiręs net po beveik 90 metų. Tyrimas atskleidė, kad tai buvo gabalėlis vestuvinio torto ir šiandien jis eksponuojamas Biltmore dvare, tinkamas ekscentriškos moters gyvenimo liudijimas. Kaip minėta, Kornelijos pirmasis vyras mirė 1954 metais, o po jo mirties Kornelijos sūnus perėmė Biltmore dvaro valdymą. Džordžas ir Viljamas tuomet pradėjo valdyti rezidenciją kaip istorinio namo muziejų ir dirbo siekdami stabilizuoti bei paversti verslą pelningu, savarankiškai išsilaikančiu verslu. Galiausiai 1963 metais dvaras buvo paskelbtas nacionaliniu istoriniu paminklu. Per Džordžą ir Viljamą Kornelija susilaukė 8 anūkų, o šiandien keli jos palikuonys dalyvauja valdant dvarą, kuris išlieka pagrindinė turistų traukos vieta Šiaurės Karolinoje ir kasmet sulaukia apie 1,4 milijonų lankytojų. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Korneliją Vanderbilt. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jos gyvenimą. Ir jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat praneškite apie tai komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu. Na, tai tiek iš manęs, tad pasimatysime kitame pamirštų gyvenimų epizode. Ačiū.